Sveiki, štai pakeičiau pirties stogą į naują šiais metais. Tai drebulės skiedros buvo uždengtos 2004 metais, šiemet jau 26 metai, tai 22 metus išlaikė. Dabar maumedžio gontai, tai jau tikiuosi, man nereiks keisti. Čia dar aplinka nesutvarkyta, įrankiai, likučiai medžiagų. Kaminą taip pat pakeičiau. Ten va po medžiais guli senas nerūdijančio plieno. Nu, pabandysim dar apeit. Iš kitos pusės parodyti. Dar aplink kaminą ten truputį liko pasandarinti, paskardinti. Štai naujas pirties stogas. Tai jau tikiuosi kokį maumedžio gontai šiti 40 metų laikys. Tai jau man turbūt nereiks keisti. Galima iš arčiau prieiti. Čia stogas žemai. Kaip tai atrodo. Štai va. Gontai kaip atrodo visi skirtingo pločio. Perdengimas 3 cm. Iš galo gal kam nors. Na, dar vėjelintė žinoma reiks užkalt. O štai čia yra senos drebulės skiedros. Tai vat, kai kurios tai jos yra idealios būklės, čia dar stovėtų, bet yra va vietų, kur prapuvę buvo ir jau ten beveik laša, tai dėl to nusprendžiau keisti. Prakurai čia susidėjom pirčiai, krūvelę. Tai va taip, tokia ta pirtis mano ir toks jos naujasis stogas ir kaminas. Sėkmės visiems.